Padėkojam geriems žmonėm. Ir važiuojam toliau. Tai va. Sveiki kolegos. Turiu klausimą. Durnas galbūt. Man nesuprantamas jis asmeniškai, bet gal jūs žinot, kaip seni vilkai. Dvi situacijos, bet viskas apie tą patį. Fūrų lenkimai. Visi matėm tuos bairius, kada ten su aušra pradeda, su temom baigia lenkti ir taip toliau, taip panašiai. Dabar, bet man kyla toks įdomus klausimas. Keletą kartų mačiau ir tokių pasipiktinimų vairuotojų. Sakysim, vieną fūrą lenkia kitą. Ir tas, kuris lenkia, aišku, jis lenkia ilgai, nes jeigu greitis ten mažas skirtumas. Ir jis pradeda piktis, kad tas, kurį jis lenkia, jam neleidžia jo aplenkti, yra nenumeta greičio. Ok, kita situacija, irgi panaši. Ruošiasi lenkti ir filmuoja jau pats savo veiksmus, sako, va, skirtumas 1 km per valandą, sako, pradėsiu aš jį lenkti, pažiūrėsiu, ar jis numes greitį ir leis man jį aplenkti. Aš niekaip nesuprantu, kodėl kas nors tau turėtų numesti greitį. Jeigu tu lenki, tu profesionalas, tai tu išskaičiuokis. Kodėl aš, pavyzdžiui, sakykim, aš mėgstu važiuoti su autopilotu. Pasistačiau greitį, sakysim, mano tai PM3 ar PM6, žiūrint kokio aš tenai režimų važiuoju. Ir važiuoju, kodėl dabar mane kažkas lenkia, aš dabar turėsiu išeiti iš savo komforto zonos, nusimest savo autopilotą, pradėti stabdyti, kad duočiau kažkam aplenkti. Ne mangi reikia, tu lenki, tai tu ir galvok. Ar aš netaip mąstau? Paaiškinkit man kas nors, nes man tu čia nieko logikos nesupranta. Nežinau, man čia nesiriša reikaliukai. Tai va, keistai man kažkaip skamba, tai man taip, nežinau. Gal čia man keistai skamba, gal jums visiems tai yra normalu. Ačiū, kas pasidalins mintim ir apšvies mane, kodėl čia taip yra, kokios čia taisyklės, ar čia vairuotojų bairiai, nežinau. Kaip ir sakiau, aš šviežias dar visai šitam darbe. Ačiū.